Tai tvarkysim? Nu, ko turim? Rytą reikia važiuoti kur. Kumpę turim, mesas turim. Meso. Viską turim. Kaip čia? Viską. Visko į pelnrungą. Pažiūrėk, kokią mėlynę miškas. Gražuolis. Krasavec какой новый. Nerodys. Jaunas Rodyk. Nerodys. Paskui juoksis visas. Hebra, ar žinot, kaip reikia padaryti tušonkę sriubai? Padaryt. Va taip va supjaustai, o taip supjaustai. Nes tušonkė va taip va netirpsta. A, žinau. Ją reikia supjaustyti pirmiausia. Čia tau skambintum? Davai, man skambint, čia detalės kiešai. Nes kuom nepasakyti. Ar apvažiuosi? Kairė rankis. Dešinė rankis. Žmonės? Klausau. Keturatininkai. Nesakau, galiu. Sveiki, vyrai! Norėjau paklausti, iš kur jūs gavot tokį seną aparatą da? Čia nuo Brežnevo laiko da. Girdžiat, yra toks reikals, negali duot man pavažiuoti biškį su tuo aparatu. Aš ne tik šiterpiu, tu kapėlas man. Kurva, kai jie man patink, tu kiek negaliu. Gerai, nu tiek, kad ačiū už sutrukdį. Va, alaus, davai alaus. Tip-tipsas yra da. Čia jūsų vietinis, čia iš Kaniškėlio. Paruoškėlis. Ką reikia užkirsti, ne? Ne, tai aš matau, dabar čia šlingvė, aš jie suks va pamažiuku, aš tau galėt sukti Ai, paraštu, tai, bet man reikia tas Čia gal nutraukt vis vėlin. Čia tai be problemų. Čia nesreikne. Ble, čia sijomniks, konkretus. Oi, atsiprašau, užminiau Ką tau. savo geria biškį? Neturim tau nei saldainių, nieką. Alaus turim, bet Palauk, saldainių neturim. Nepasiruošę vyrai. Gumos servistą. Jo, vaikų ir moterų sakyk nepasiruošę savaitę. Vyrų taip. Au, čia va reikėjo iš karto tepalą kišti, nes Jau yra to tepalo pridėta. čia va. Soliuolė ir pridėta, viskas jau, nu. Nu į malę bus viskas, nu į malę. Lėksi kapsuvėje, liau sako.
sakė vyrai, dabar tau supinės partijos, kad ten reikėtų tau palikai. Jo, blė. Pakeik, patik šikienę. Jeigu organizatorius, blėt, ant griovio kraštą susodina, o ne prie stalo, tai aš nekalb, blėt. A? Pasitaisysit. Vakare žiūrėsit, kaip pataisysit. Arturka, Remygos gimtadienį mes tai esam suplanavę 2 paraštės. Telefoną, blėt, radiatorius dar neįsijungti vien kartą, šiandien. Sakė, jis 2 paras pasiteiks ten, žinai. A kaip tu čia? Gal rinka matytas? Turim stalą, blėt, normaliai čia prisirišim prie to motociklus, kad nenupizdytumės. Šašlykinė, Nes normaliai. Dontė čia elektrą išvedžios, blėt, sakė, kad čia trenks, jeigu žaib. Muzikytė. Nu, va, iš šiukšlių dėžę radom, nu. Vyra geresnė negu alus. Gerai atsidary. Ką nori, tą darau. Tau nesakau, kad tu lytą didį geri, a? Tau nieks nesako, kad tu negali, aš klausiu. Va, kur, neš daug atsigeri. Kokią bybę tu alaus prisikrojus, prisipirko, ta? 8 litrus pasiėmėm, a nors vieną išgėrė. Kiežą, čia, blėt, gal. Visi taupa, Arturka taupa. Aš tai esu... Esam tokie nužiūrėję, žinai, per mapsą, kai žiūri, kad būtų, kad kuo mažiau trobų būtų ir kad būtų miškiuks ir upė. Tokie numatę esam vietą, bet kai davažiuosim, tada matysim, kas daug. Nu, blėt, nevažiuosi pasitikrinti. Kurva, gal čia bolkės nukritais, o čia nepravažiuosim, čia nusipėtų. Čia gali ir per miškus važiuoti, ne problema, bet, blėt, kada tu davažiuosi. Atrodo, kad bolvės būtum kas visi. Kažkaip ir dar ką važiuojam tik valandą. Ir dar savaitę, žinok, važiuoti reikės. Man atrodo, kad aš valandą. Ką šnekėt? Čia kad apie veiksmą. Nu, nes sukryta. Baigta, ne? Pizdės. Aš jau galvojau, kaip į tą miškiuką įvažiavom. Pradėsim normaliai važiuoti. Sukamės atgal. Normaliai važiuoti. Čia matai, kur normaliai važiuoti. Vardas nepasiekia. Vienu žodžiu, per nesulaukdom. tą, va čia įsivaizduokit gerklytę, ne? Per tą gerklytę įėjim. Jūs galvojat pas mane, įėję ir pizdul prie durų sustojat prie šikinyką, ne? Ne. Atėję, dum-dumti duris pasibeldė, atsidarė, o į toliau anos duris daros, toliau duris anos daros irgi, supranti? Normalių žmonės sifons da būn prieš tai, o pastatyt kiaurs vamzdis. Būn dar sifons perpilimu. Vienu žodžiu pastarė atstojai, supranti? Nes kaip labai tą bliukį tą. Vėjim grūbų tu esi. Tai mami, čia tik sujungs. Su kamu, Ir vienu žodžiu dabar. Tas sens paras išėję pro duris lauką, o tas naujas sriubytės, to sandėliukė dabar čia. Nukryta, o kas toliau? O kas toliau? Pizdės, į visi mes, kaip ten, kas? Ai, tu ką, Na tai kaip gerai, kaip puslapio mane lanko, mums viskas o per tokį. eina, ne žodžiu, aš ten būčiau pi, būtent reikėjo uždėti. Bet tai ką, Coca-Cola. Steikit mėgaus, jeigu norės paslapti. Paslapti Okei, pasakei vis. Lygiai tas pats, kai anksti rytą Prieš gerkutę 12, kukuojančią turi išgirsti, supranti. Tai jau lygiai Žinai, kur anksti stumti rytą bus parašyta? paslapti Pas išdavyti. kiešą stumti. Pastumsim ją. Arvidas negalėsi pas kiešą kvinkį stumti. Kaip tave, kas? Jis
Ką darai čia, Artūrai? Normalus vyrai nuėjo parūkyt, bet o čia su Kawasakiu, pisamis. Aišku, ką ne viens nerūka. Bent nematau, kad katras rūkyt. Daktaras irgi neberūka, jis metė turbūt. Džiaukis, blemba, gal dar vieną televizorių nuveši. Džiaugis. Vieną dieną, blėt, reikia kalti jo prieš priedų motus. O nėra tokia, kai jam taisyti šnebelį kažkur, tai tylintų viską 2 kartus, kai iš čia nekauptų. Palauk, kai litrą išgerti. Ar atsiminsi? Litras svogūnų. Viskas, 2 vienetai. Manau, kad darysim alų tuoj. O kur tie vidai dingo? Čia per šonus turim. Ne, nu tai čia, žinai, reikia pilną pripilti. Okei. O čia ką? Čia irgi kažką dar. Aparačiai. Čia pasiekė, pažiūrėt. Aukštaitija. Klaipėda. Padėka, Expo. Ne šiaip sau, šuns popai. Parbiglai žalis. Jo, nufilmuok čia tas visus reikalus. Kokių? Počkutė, alaus. Tokie va geri. Ale. Čia apineiva. Jau matai ir grūdus laikė malą čia. Įpiltum ir sumaltų. Nu, tai bandėm. A, įpilėtų, ne? Čia reguliuojasi. Tas. Rūpums. Nu. Daryt, kiek tu valandų rodo? Aš pati esu 4. kartą. Mano prosenelė čia yra, reiškias. Pats tas alaus receptūra, gal taip įvardinkim. Kaip ir žinom, Pakruojo kraštas, tai čia imkim prieš 15-20 metų, kas antram name buvo alus. Ir čia niekam nebuvo naujiena, ir mano seneliai darė tą alų, bet mes niekad to ir nesureikšminom, ir mes, kaip pasakyti, užaugom, ir va, tėvas viską, ir net nesiruošėm to alaus daryti. Tiesiog čia buvo va šitoj sodyboj šiltnamiai, ir mes auginom pomidorus ir agurkus. Vat būtent čia, po to, reiškia, mano sodyba, ir anoj sodyba irgi vien tik tais pomidorai ir agurkai buvo šiltnamiai. Labai puikiai mums čia sekės, reiškia, mes čia užauginam ir viską ant gatvės parduodam. Bet tik tiek, kad šeimos nariai nebeapsidirbdavom, vis tiek jau nemažai, nes čia yra 28 arai ir ten 32 arai. Tai šiltnamiais, nu, jau jo. Tai samdydavom čia iš to kaimo vieną kitą tokį padėjėją. O žinot, kaip tie tokie padėjėjai, jie matėm pietučiai, jie lėki tašką to aliuką.
aliuką, cigarečių nusipirkti, paskui po pietų jau jų nebesusigraibo. Tai vat iš tikrųjų, nu jau aš manau, kad čia ne vienam. Aš kaip suprantu, vienu žodžiu, kad jie nelakstytų, tai jūs atsivežėm babą mano, nu močiutė reiškia, buvo va toks va, kaip va tas va ūkinis, tokia viralinė va čia va buvo reiškia. Ir tą babą, sakom, padėk padaryk to alaus mum, čia vietoj turėsim, jiem duosim, nakties cigarečių dėžę kontrabandinę iš kažkur. Nu ir viskas, Šitą ta reikės baba pypt pasakyti. su tais vyrais, reiškia, padarė to alaus ten. tą ištrinkom. Ką, pyp, nu, pyp. Pyp daryk. Nu ir reiškia, ateina pietai, bakaliuks, cigarečių pakelis, ir mes jau kaip pasakyti, savo kieme tvarka yra. Nebeišleidžiam. Vergovė. Bet maloni vergovė. Nu ir pradėjo tiesiog iš viso tą kaimą. Girdėjom, čia pas jumis labai geras alus, parduoti bus likę. Tai iš pradžių net neparduodam, mes čia, nu, kaip ir dėl savęs, bet tai paskui kažkaip taip susigundėm vieną kitą. Agi žiūrim, kad iš vis šniūrais pradėjo. Šniūrais tiesiog. Su dviračiais atvažiuoji, čia nugulda kaip visais motociklus. Nu jo, pradėjo sakyti, kad reiškia, kad mes čia geriausią tą halą atseit, nu, darom. Taip kažkaip... Atėjo mano tas pats, lygiai tas pats, absoliučiai niekas nėra pasitė. Išduodam, galėsit pasidaryti. Sakykit, matau, apiniai auga, jūs jos naudojate? Ar tik tai dėl grožio? Ne, dėl grožio, O alus daromas ar verdamas? Verdamas. Mes vadinam darimą. O kas kaip nori, taip jo Tur tai pačio, verda. reiškias, kiti misą vyrin, tai gal ir vadin tą verdamas. Mes misos nevyrinam. Čia sakau, čia tiek aludarių, tiek receptų ir... O jeigu taip trumpai, nu pat, sakykim, pirmos, bet iš eilės, reikia padaryti tą, miežių sudaiginti ar kažką, tai, nu, jeigu gali trumpai papasakoti. Kaip tas procesas? Tai aš papasakosiu, kaip mano seneliai, reiškias, darydavo. Donce dabar įdėmiai. Galit, laisvai. Duosi persirašydavau. Tai kaip sraigių receptas. Vyrai tikrai galėsit ar garažiukę, kur jau rasit, reiškia, jo konkurentus jau manau, kad rasiu. Nu, nieko, labai paprasta, reikia turėti du kubilus. Vienas kubilas, reiškia, su lygiu dugnu, kitas su skyle. Viską pasakysiu, kantrybė. Tai tu filmai. Tai va, ir du kubilai salyklas, šią dieną mes salyklą perkam, o seneliai tai patys pasidarydavo, tiesiog iš turgaus nuperka maišą, su laistytuvu jį sulaistydavo, į sklepą, reiškia, kelios dienos, daigelis išlindo. Aš atsiprašau, jūs gal paaiškinkite, čia daug miestiečių yra, kad kas tas yra salyklas, ne visi čia supranta. Ne, dabar aš sakau, nuperka grūdus, mėžinius grūdus. Tu pats klausyk, skau sakant. Tai tu nesupranti. Tai va, aš tą ir norėjau išgirsti. Aš tik žinau, kad nuperkam grūdus, kad... Ant mūsų nevarys. Kuris čia iš miesto? Grybų grybs. Nuo kada miestas Voveryškė? Gerai. Tada nusišnekėkime. Pasitai, turim du kubilus ir salyklą. Tai vienu žodžiu mes dabar darome tą salyklą. Dar sik pasikartosiu, nuperkam grūdus mėžinius, dar salyklo neturim. Čia yra tiesiog mėžiniai grūdai ir užauga tos sadėgytės tam sklepe, ištrauki tą maišą, vat, prieš saulę jį pažeri, kad išdžiovintų. Tada tiesiog va šitaip atskiri nuo pačio grūdelio atskiri tą sudžiūvusią odegėlę ir tą daigelį ir atskirai atidedi, reiškia, tos šiukšlės palieka, o tas grūdas, tai vat jis mielės, vat su mielėm daug klausimų, bet aš taip ir neatsakysiu, iš kur ta pati pirmoji mielė. Yra rūkančių, jo, baltuotė yra. Kelių reakcijų.
žvejys būčia kažkur. Nu, aš nežinau, neišvažiavęs ten biškį ir grįžo apie 6 gal. Kiek čia nufokat būtų vien iškėlė? Labą dieną. Labą dieną, bus apie 20 gal. Čia yra. Tu nesivaidyk. Gėra. Neapgaus. Pats pagrindinis, kad tas žalos reikia daryti. A čia važiavim, čia vilkimas jis yra. Nu, ja. Tai tu lieki prieikus kelat gal į... Susitinkam vien iškėlė, gali varyti. Aš vakarę pasakysiu. Savo nuomonę. Tavo nuomonę bus vakar. Stiebas 72 metrų. Kas? Omnitelijos stiebas čia. Kur čia stovi, visai netoli. Čia navigacija į... Omnitelio? Na. O čia va kažkur. Kur jūs 72 sukot? Tai gerai, o tos bažnyčios nerodė bokštauti? Ten tu apsišauk, čia reikia bokštai. Šeik, Jie neapsišauk. Vieną stiklinę po 3 litrus man apsimoka. Jo, mokat ar turką man su Proto ribose, neišlaidaukit be reikalo. Vidai. Nebus Kad kiek tavo yra, kai turkas mes sumokėtų, tu per pirmą Velykas jam vieną turėsi kartą vaišinau. Ne, mes mūsų daugiau. Čia ne Joniški dabar randa. Tai nieko nekeičia. Ten kažkoks naminis toks gerimaitis, kuris... Vienas kubilas reiškiasi su lygiu dugnu, kitas su skyle. Viską pasakysiu, kantrybė. Tai va, ir 2 kubilai salyklas. Šią dieną mes salyklą perkam, o seneliai tai patys pasidarydavo. Tiesiog iš turgaus nuperka maišą, su laistytuvu jį sulaistydavo, į sklepą. Į sklepą reiškia kelios dienos, daigelis išlindo. Aš atsiprašau, jūs gal paaiškinkite, čia daug miestiečių yra, kad kas tas yra salyklas, ne visi čia supranta. Ne, dabar aš sakau, nuperka grūdus, mėžinius grūdus. Ir klausyk. Tai dar salyklo nėra, dar iki salyklo mes turim. Tai va, aš tą ir norėjau išgirsti. Aš tai žinau, kad nuperkam grūdus, kad... Čia tas supranti iš vidurio kaimo. Kuris čia iš miesto? Nuo kada miestas Voveryškė? Gerai, nepertraukiau. Bengliarūkštė. Šitas alus reiškia yra visiškai bengliarūkštis, ne? Ir ta viskas. Tiesiog aš dabar parodau, o po to aš padėsiu visiems įsipilti. Nu. Tai va, šitas alus yra bengliarūkštis, jūs paragausit, reiškia jausit tokį vis tiek jėgą tame aluje, jėgą. Bet jūs atsiprašau, niekada... pertrauksiu, jisai kiek stiprumo yra dabar va šitas, kur... Paskui pasakysiu. 6,5. Ar 6 ar 8? Ne. Tai tarp 5-6. Jeigu truks degtinės įspiltų. Tarp 5-6 nebus daugiau. Ir situacija tokia, kad šitas alus, jūs tokio alaus niekur negausit. Tik pas mumis arba pas kitą ludarį nuvažiavę. Nes baruose, neįpils tiesiog. Reikės ilgai laukti, ten tos putos ir visa kita. Tai vat, kuo mes dabar skiriamės? Šitas yra be medaus, čia yra senesnė, matos, nieks net nenuplėšė tos etiketės. Kuo mes reiškiasi, kaip padaryti, kad būtų, čia turi, aš nežinau, nei įmonės neturėti, viską, čia koks tavo požiūris yra į visą šitą, reiškiasi. Mes irgi pradžiai taigi pabandėm su tais bambaliukais, čia, kai pradėjo mums šniūrais eiti, mes, aš nežinau, kažkaip pagalvojom, kad gal geriau susitvarkyti.